Žiemgaliai, įsispraudę tarp Ventos upės ir dabartinės Rygos įlankos, buvo apsupti kaimyninių baltų genčių. Iš pietvakarių ir pietų pusių žemaičių ir aukštaičių, vakarų pusės kuršių, rytų sėlių, šiaurės rytų latgalių, o šiaurės pusės finougrų genties lyvių. Žiemgalių teritorija šiaurėje siekė Baltijos jūrą, vakariau Lielupės žiočių, vakaruose Ventos upė, rytuose Mūšos upės baseiną iki dabartinių Šiaulių ir Panevėžio rajonų šiaurinių ribų. Žiemgaliams priklausė Žagarės, Pakruojo, Pasvalio, Linkuvos ir Joniškio apylinkės. Vakarų Žiemgalos centras buvo Tervetės pilis, o rytų Žiemgalos Mežuotnė. Lielupės ir Dauguvos upėmis žiemgaliai palaikė ryšius ne tik su kitomis baltų gentimis, bet ir skandinavais bei slavais. Prie Rygos įlankos Lielupės žiotyse jie turėjo uostą. Spėjama, kad žiemgalių pavadinimas atsirado dėl šio krašto gyventojų kilmės. Manoma, kad žiemgaliais buvo vadinami vietinių gyventojų ir galų palikuonys. Galija, dabartinės Prancūzijos, Belgijos bei Italijos šiaurinės teritorijos. Pirmą kartą žiemgalių vardas paminėtas istoriniuose skandinavų šaltiniuose. Danų kronikoje Analės Riensės rašoma, kad Danijos vikingai apie 870 metus pavergė visą Prūsiją, Žiemgalą, Karelių žemę ir daug kitų kraštų. Ingvaro saga 11 amžiuje žiemgalius mini kaip duoklės mokėtojus švedams. Neabejotinas Žiemgalos vardas paminėtas 11 amžiaus viduryje datuojamame Mervalos akmenyje. Jame atvaizduotos runos skelbė: Sigrida nurodė pastatyti šį akmenį savo vyro Sveno atminimui. Jis turtingais laivais plaukdavo į Žiemgalą aplink Kolkos ragą. Žiemgalių šeimose darbai buvo griežtai padalinti į vyriškus ir moteriškus. Svarbiausia visų vyrų pareiga buvo aprūpinti bendruomenę maistu. Tai yra dirbti žemę, žvejoti ar medžioti. Medžiotojas vyras nuolat nešiojasi ginklų. Šeimai keliantis į kitą vietą, vyras pasiimdavo tik ginklus, kad pasitaikius progai kiekvienu metu galėtų ką sumedžioti. Ginklas žiemgalių vyrui buvo ne tik pagrindinė darbo priemonė, bet ir jos simbolis, garbės reikalas. Žiemgaliai naudodavosi žirgais, žirgo kamanas puošdavo žalvarinėmis plokštelėmis, o pusmėnulio pavidalo kabučiais dabindavo žirgo kaktą. Žiemgalių karo ginklai saviti, nors ginkluotė nebuvo įvairi. Pagrindiniai ginklai tai ietis ir kovos peiliai. Kalavijas buvo retas ginklas. Jos turėdavo tik turtingesni žiemgaliai, gyvenantis didžiosiose gyvenvietėse, tokiose kaip Tervetė ir Mežuotė. Kalaviją žiemgaliams atstodavo unikalus baltų ginklas, platusis kovos peilis. Tai ilgas masyvus peilis, platėjantis nuo medinės rankenos. Jo ilgis siekdavo iki 0,5 metro. Žiemgalės užsiimdavo smulkiais žemės ūkio darbais, siuvimu, verpimu ir audimu. Tad jų įkapėse randami šias veiklas atitinkantis įrankiai, maži peiliukai, kapliai, ylos. Moteris užsiimdavo amatais, keramika bei papuošalų gamyba. Pastarasis užsiėmimas buvo ypač populiarus, nes tenkino natūralų moterų poreikį puoštis. Papuošalai buvo gaminami iš alavo, žalvario, sidabro ar gintaro. Archeologinių kasinėjimų metu žiemgalių teritorijose buvo rasta itin įspūdingų juvelyrikos dirbinių. Pagal religiją žiemgaliai, kaip ir visi baltai, buvo pagonys. Jie tikėjo į daug dievų, lenkėsi jiems, bijojo ir gerbė juos. Jie tikėjo, kad sėkmė darbuose, žemdirbystėje, medžioklėje juos lydi tada, kai visi žmonės garbina dievus, jiems lenkėsi.
tada dievai laimina jų visus namų židinio bei kitus darbus. Žiemgalių dievybės analogiškos kitų baltų genčių dievybėms. Žiemgaliai tikėjo aukščiausių dievų Perkūnų, gyvybės deivę Žemyną, mirties deivę Giltinę, miškų deivę Medeiną. Žiemgalių kalba priklauso rytų baltų kalbų grupių. Jie buvo šnekama vidurinėje dabartinės Latvijos dalyje ir Lietuvos šiaurėje. Apie 15 amžių, nepalikusi jokių rašto paminklų, žiemgalių kalba išnyko. Žiemgalių kalba turėjo didelės įtakos latvių kalbos formavimuisi. Ai sama sesės dovana.